Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Japonijos žvaigždė elnių miestas Nara. Tu mano draugė būsi ar draugas? Kaip su jais elgtis ir ką svarbu žinoti. Nu, baigiam, vyrai. Stebuklinga Budos šnervė. Kodėl japonai nori pro ją išlysti. O didieji europiečiai į šnervę net nepretenduoja. Mača arbatos miestas Udži. Pirmi mano gyvenime kartus ledai. Visi čia atvyksta valgyti ir gerti. Pats laimingiausias šefas. Ypatingieji moči desertai. Parodysiu, kaip jie gaminami. Aš, Orijus Gasanovas, keliauju 300 dienų per metus. Kiekvieną savaitę nauji miestai ir šalis. Keliaudamas aš mokausi, ragauju, susipažįstu ir kiekvieną kartą nustembu. Šitos laidos be scenarijaus, nes gerai kelioniai scenarijaus neparašysi. Paskutinę šitos kelionės į Japoniją dalį aš noriu paskirti dar vienai senajai šitos šalies sostiniai pavadinimu Nara. Nara yra netoli Kyoto, per valandą galima iš Kyoto atvažiuoti į čia. Šiaip jau šitas miestelis nepapuola į populiariausių Japonijos lankytinų vietų sąrašą ir ne visi čia važiuoja, tačiau yra viena priežastis, kodėl visgi aš jums Narą noriu rekomenduoti. Šiais laikais Narą visame pasaulyje žmonės labiausiai žino todėl, kad čia šito miesto gatvėse ir parkuose gyvena mažieji japoniški elniukai. Būtent tuo tikslu, kad galėtų su jais susitikti, į Narą visi ir važiuoja. Mano rekomendacija į Narą, jeigu norite su elniukais turėti kuo artimesnį kontaktą, kuo daugiau su jais pabūti, atvažiuoti anksti ryte, tada, kai šitame mieste dar nėra srautų turistų ir nėra kitų konkurentų, kurie irgi nori to paties susitikimo su elniukais. Bet dabar mes šiuo metu esame čia atvažiavę 8 valandą ryto ir matote, gatvės kol kas yra tuščios, nei vietinių gyventojų, nei turistų, galima sakyti, beveik nėra, judėjimas tikrai minimalus. Visas Nara miestas iš visų pusių yra apstatytas tokiais ženklais skirtais vairuotojams. Tai perspėjimas, kad atsargiai, važiuokit dėmesingai, nes bet kuriuo metu, bet kur gali išlysti elniukai. Lengviausia elniukus surasti pagal tai, kur stovi štai tokie specializuoti jiems skirtų skanėstų pardavėjai. Jeigu matai tokį pardavėją, vadinasi, kažkur visai čia pat šmirinėja ir elniai. Nupirkom 2 pakus elniukų sausainių, tai yra reikalas, kurį čia pardavinėja šiaip ant kiekvieno kampo ir dabar žiūrėkite, kas prasideda. Tiesiog mes paėjome 2 metrus ir štai pirmieji elniai yra čia. Elniai, štai. Pirmieji elniukai, šito miesto simbolis, palei gatvę. Tiesiog, tai, matote, čia praeina minia turistų pro mus dabar. Niekas nekreipia dėmesio, nes čia elnių bus be galo daug. Plūsta jau turistai nuo 8 ryto. Labas. Labas, labas. Visa šeima elniukų. Labas. Sausainiukai vėliau. Dar tik rytas. Dieve. Tai va to čia visi ir atvažiuoja. Jūs pamatysite, čia tik pradžia. Čia yra tie, kurie kažkur čia migruoja palei kelius. O dabar su visa šita grupe, o dieve, kiek jų daug yra, su visa šita moksleivių grupe, mes keliavom į pagrindinį Naros parką, kur visi elniai ir gyvena. Dabar jų prasidės gausybė. Iš viso šitame mieste skaičiuojama, kad yra apie 1200 laisvai bėgiojančių po visą miesto teritoriją elniukų, didesnių ir mažesnių. Kol kas parkelis ir elniai yra visiškai tušti. Labas. Apsiuostom. Labas. Pažiūrėkit, kiek jų daug. Iš visų pusių. Labas. Nupjauti ragučiai tau jau, ne? O ne, paskui, ponai, paskui.
Jau pamatė. Tik nepradedam, nu, baigiam, vyrai. O, su ragais aš bijau iš karto. Viskas, kol kas baigiam, jau čia prasidėjo žnaibimai. Tu mano draugė būsi? Ar draugas? Tai maitinti elnių čia nėra draudžiama. Visą tai reikia daryti tik protingai labai. Palauk. Oi, čia prasidėjo garsų visokiausių, prašom. Po vieną, visiems po vieną, šiukšlę susirenkam su savimi, prašau, visiems po vieną. Tai yra masalas, aišku, prisišaukti draugų. Tu dar negavai. Kim, viskas. Be žnybimų, be apkandžiojimų, nu palaukit, nespėjau. Bet tai tokių naglušių aš nesu matęs. Imk senutį. Senukas nenori. Visi patenkinti, visi laimingi. Ir aš laimingas, viskas. Bet tai žiūrėk, tokia sistema labai įdomi. Bet aš dar to nematęs. Šitas senis ar senė nevalgo ir neima sausainių ir jo visi bijo. Jisai atėjo, iš karto tvarkai įsivyrau, iš karto nustojo mane kandžioti, nes iš visų pusių kandžiojo. Iš karto. Va, čia yra tvarkos lyderis. Nieko nepadarė, nei kumščių nedavė, tiesiog priejo ir atstojo nuo manęs. Smagiausia dalis, kad čia ne zoologijos sodas ir viskas yra visiškoje laisvėje, gyvūnų valdžioje. Čia yra jie šeimininkai, jie su ko nori būna, su ko nenori nebūna, jie nueina, ateina, matot, niekas neprižiūri čianais, niekas nereguliuoja, su bizūnu nestovi. Gyvūnai dažnai malasi čia palei tvorą, palei pagrindinę gatvę, kur atvyksta grupės turistų, tam, kad juos visus pasitiktų, nes psichologija yra labai paprasta. Gyvūnai žino, kad tie, kuriuos pamatys pirmus, tie gaus daugiausiai visko, nes kai tu ateini čia ir tu jau lauki, kur jie bus ir staiga jie prasideda taip iš karto, 10 minučių net nereikėjo nuo centrinės stoties ir tada žmogui išneša galvą, bet tai yra tik pati pradžia, čia yra toksai mažas sveriukas, negnaibam. Žmonių jie nebijo, kaip matote, visiškai, trinasi. Tiesa, žmonės kartais bijo ir galima išgirsti visokių reakcijų, ypatingai iš vaikų, viskas, nebenoriu, bijau. Tai reikėtų, jeigu su vaikais net perspėti, kad pasiruoškit, gyvūnai yra gyvūnai, jie gali ir apseilėti, ir pakramsnoti šiek tiek. Naroje galima pamatyti ne tik daug be galo laimingų žmonių, iki ausų išsišiepusių, nes pabuvo su elniukais, bet čia taip pat kartais nutinka ir visokių nemalonių dramų, todėl žmonės būna, kad apsiverkia. Nu va, situacija, apie kurią aš kalbėjau, mergaitė baisiai persigando, jau ašaras, iš pradžių norėjo, o jau kai susidūrė viskas, jau bijo, jau jie bėgioja. Čia tikrai galima tiek juokingų situacijų prisižiūrėti. Pirmiausia, iš gyvūnų pusės, kiek jie visokių triukų turi prie žmonės ir žmonių reakcijos, kai jie iš pradžių laimingi ir paskui nebelaimingi, nes viskas, eik. Dar vienas ženklas, kurį pamatysite Naros mieste, yra štai šitas, kuris perspėja, kad elniai nėra tik tai draugiškas gyvūnas ir ne tik su jumis pabendrauti nori. Čia parašytas angliškas žodis su kraujo dėme, kuris reiškia, kad pavojinga. Ir čia įvairiausių situacijų nupiešta, kas gali nutikti, jeigu elniai bus nusiteikę priešiškai. Todėl visą laiką reikia išlikti budriems. Atėjom į pagrindinę Naros lankytiną vietą, tai yra centrinis pagrindinis Naros parkas ir pagrindiniai Naros elnių namai. Čia galima pamatyti, kaip jie ilsisi, kaip jie gyvena, kaip jie valgo, kaip jie bendrauja, žaidžia, mušasi ir visa kita. Čia yra jų pagrindiniai namai. Maždaug po valandos, praleidus tiek laiko Naroje, elniukai tampa savaime suprantamų dalykų. Ir juos jau žmonės, žiūrėkit, taip stipriai nebereaguoja, jie savo vaikštinėja, niekas jų nebemaitina, nes žmonės galiausiai ima suprasti, kad elnių čia yra daug ir prie kiekvieno tu nepašokinėsi ir kiekvieno tu nepamaitinsi. Va štai, pavyzdžiui, vietoje jau jie yra, nuo jų kai kurie net bėgioja, o jie toliau paprašaikina, neleidžia žmonėms praeiti. Gerai, šitas kelias iš tikrųjų yra į kitą svarbę vietą Naroje, tai yra Naros didžioji šventykla. Įspūdingas reikalas, dar vienas reikalas, ką reikia pamatyti
atvykus į šitą miestą. Ir būtent aplink tą šventyklą elniai ir gyvena. Tai du viename, tikrai įspūdingas vaizdas ir tradicinė didžiulė galinga šventykla ir elniai aplink ją. Toks vaizdelis, kurio turbūt niekur kitur pasaulyje nepamatysit. Pažiūrėkite, kokio mažumo yra žmonės ir kokio didumo yra šitie galingi, milžiniški ir tikrai tokie matę laiko vartai. Wow! O čia jau mano patarimas jums, kur galima pasidaryti gražiausią nuotrauką su elniukais. Išlaikykite šituos sausainius iki atėjimo prie Naros šventyklos, susiraskite čia savo elniukų ir tada štai šitos šventyklos fone, kur nors be turistų paeinam, kur nėra turistų, ateik čia. Va šitoj vietoj galima pasidaryti gražiausią kadrą, kur tu esi dviejų svarbiausių Naros dalykų fone. Tu raguotasis, aš tavęs bijau, bet jisai su manimi ilgiau draugavo. Nebeturi viskas. Ei, ragų man nerodom. Ir dabar galima papozuoti šventyklos fone. Štai gražiausias kadras, koks gali būti Naroje. O štai tau. Kova prasidės. Mes pozuojam prie šventyklos, susikaupiam. Ragų man nereikia. Raguoti eina ten. Raguoti eina ten. Viskas, prie šventyklos konfliktų, kad nebūtų. Žmonės žiūri, visa Lietuva žiūri. Apsiramink tu. Jūsų dėmesiui didingoji, abejingų nepaliekanti, tikrai įspūdinga nuo pat pirmo žvilgsnio Todai G šventykla Naros mieste, Naros parke. Nuostabaus grožio, nuostabaus dydžio, pritraukianti žmonės iš viso pasaulio. Todai G. Užkilus šventyklos laiptais, stačiaisiais šventyklos laiptais, prieš žengiant į jos vidų reikia atlikti tam tikrą ceremoniją. Tai reiškia paaukoti pinigėlių, štai šičia. Ar galiu? Galiu. Ir iš čia gali paimti smilkalų, kolegai, man, ir dabar aš pro tą pusę pabandysiu tą smilkalą uždegti, štai kartu su visais, ir bedam va į šitą, nenusideginam svarbiausia, ir bedam šičia, viskas. Dabar jau galima eiti į vidų, nusideginam, aišku, einu į vidų. Šventyklos viduje visus pasitinka didžioji Naros Buda, net 14 metrų aukščio, dar daugiau negu 14 metrų aukščio. Štai jinai sveikinasi, žvelgia į visus, o visi į ją žvelgia per telefonų ir fotoaparatų akutes ir fiksuoja jos didybę ir grožį. Dar vienas svarbus reikalas šitoje šventykloje, tiesiai už didžiosios Budos, yra štai šita didžiulė kolona ir jos apačioje, jos apačioje yra skylė, štai tokia skylė, į kurią lenda štai mokyklinukai visi. Pirmas dalykas, sakoma, kad šita skylė yra tokio dydžio kaip didžiosios Budos nosies šnervė. O antras reikalas, visų tikslas įlysti į tą skylę, į tą nosies šnervę, nes yra tikima, kad tie žmogeliai, kurie pralys pro tą skylę, juos visų pirma lydės sėkmė ir jie bus sveiki, sveikata ir sėkmė garantuota. Mažai valgykite, laikykitės dietos, supūskite, sumažėkite, nes tokie kaip aš čia nepralenda, o tokie kaip jie drąsiai lenda, pralenda ir juos lydi sėkmė ir sveikata. Tiesiai į Budos šnervę. Šiaip suaugusių žmonių, pažiūrėkit, mažai yra. Va, vienas vyrukas, ten va moteriškė, dar vienas vyrukas, visi tokie smulkaus sudėjimo. O didieji europiečiai dėja eina į šoną ir į šnervę net nepretenduoja.
O dabar kviečiu pamatyti situaciją Naros mieste po 2 valandų po mano atvažiavimo. Aš atvažiavau 8, dabar yra 10 valanda ryto ir jūs galite matyti, kaip kardinaliai keičiasi viskas. Visa gatvė yra pilna žmonių, turistų atvykusių iš Osakos, iš kitų aplinkinių miestų. Didžiuliai srautai žmonių tiesiog plūsta pamatyti elnių ir šventyklas. Kas vyksta? Tie, kas patingėjo anksti atsikelti, dažniausiai smarkiai nusivilia Narą ir apie ją po to atsiliepia labai blogai. Todėl, jeigu internete ieškosite komentarų apie šitą miestą, tikrai rasite visko. O dabar parodysiu tai, su kuo susiduria žmonės, kurie į Narą atvažiuoja truputėlį vėliau negu ankstus rytas. Elniai staiga tampa atsparūs sausainukams. Valgysi. Jie jų nebenori ir prie žmonių neina. Štai, labas, ei. Žiūrėkit, pažiūrėkit pavyzdžiui. Aš turiu pats eiti pas elnę ir bandyti gauti jo dėmesio. Ar nori? Jis pauosto ir net nenori. Ir net nesustoja. Matote, ant kiek juos primaitina. Ir visą tai vyksta tiesiog labai greitai. Gal suvalgysi? Nenori. Ei, gal jūs norit? Ir jis nenori. Ta prasme, aš numetu, jie jų neliečia. Imkit. Jie persivalgė šito maisto ir dabar jiems rūpi labiau žolė, pasivaikščiojimai, bet nebe žmonių skanukai. Eigi, paimkit, imk. Štai, ką daro masinis turizmas. Turistai tiek prišeria, kad elniams yra bloga nuo šitų sausainių kvapo ir bent jau iki kitos dienos ryto jie jų atsivalgė. Pamačius visus svarbiausius dalykus Naroje, aš labai rekomenduoju neskubėti iš čia išvažiuoti ir skirti laiko pietums. Aš šiuo metu stoviu dar vienoje japoniškoje eilėje, ten kur eilės ten geros vietos, atsiminkit šitą taisyklę. Ir tai yra restoranas Kamaiki, kuris garsėja savo ypatingais makaronais, japoniškais makaronais, kuriuos mes, aš tikiuosi, paragausime, jeigu prieisim šitos eilės galą, kuris yra ten kažkur viduj. Štai ką reiškia, kai tavo restoraną visos turistinės programėlės iškelia į viršų, kai pats Mišelinas apžvelgia, kad čia yra gera vieta, kai visi apžvalgininkai rašo apie tave, tai didžiulė eilė ir viskas vyksta konvejeriu. Čia yra didžiulis stalas, prie kurio žmonės valgo, prie jo atsiradus laisvoms vietoms, administratoriai iš karto sodina naujus valgytojus. Ir visą tai vyksta nepaliaujamai, procesas nuolatinis, vienus valgytojus keičia kiti valgytojai, štai matot, iš karto sutvarko vietas, sodinami kiti ir ta eilė nemažėja čia visą dieną. Tai visas šito restorano meniu yra skirtas udon makaronams ir čia pirmam puslapį net parašyta, kad tai yra antros vietos visoje Japonijoje udon makaronų laimėtojai. Antri pagal gerumą Japonijoje ir štai prasideda meniu su skirtingais makaronų patiekimų būdais. Tu juos gali patiekti atskirai šalia krevečių, šalia padažo, tu gali paimti tokį kaip troškinį, aštrų, tu gali paimti kaip karštai patiekalą, štai kepinys ir makaronai, tu gali paimti makaronus padaže, gali tai patiektus, gali pasimti sriubą su tais makaronais. Žiūrėjau, viskas su udon makaronais ir tavo yra jau reikalas, kokius tu juos norėsi čia valgyti. Gerai, mano pirmas patiekalas udon makaronai sultinyje, sriuboje. Tai yra jautienos sriuba, jautienos ploni gabaliukai, griežinėliai, daug svogūnų laiškų, sultinio ir aišku šitos sriubos žvaigždė yra makaronai. Aš čia juokauju, kad nors kartą ne jautiena, ne sultinys, ne dar kas nors yra sriubos žvaigždė, o būtent makaronai, dėl kurių žmonės čia ir ateina. Makaronai, kaip matot, yra stori, labai stori net sakyčiau, ir labai ilgi. Štai jo ilgis yra toks. Gerai, o dabar? Italai sakytų, kad jie yra pervirti. Jie yra minkštesni negu itališkas al dente variantas.
Bet man skanų, nėra tapę košę. Pakankamai geros konsistencijos. Štai jautiena. Jautiena daug kietesnė. Makaronai neturi jokio specifinio skonio, nėra ten juose triumų ar kokių nors kitų prabangių priedų, yra visiškai paprasti miltai, vanduo ir druska. Toks yra udon makaronų receptas. Ir mano antrasis udon makaronų patiekalas, toks jau solidus, makaronai kaip žvaigždė per lėkštės vidurį, griežinėlis citrinos ir čia yra traški kepta vištiena, šalia žuvies padažas, fish sauce, čia yra svogūnų laiškai ir čia yra imbieras. Imbieras trintas, primena lietuviškus krienus. Mes išparagausiu, ar makaronai yra tokie patys kaip sriuboj, ar čia yra kažkas kito. Koks ilgumas. Wow. Šitie makaronai yra šalti. Užkandam traškios vištienos. O vištiena yra šilta. Šalti makaronai, jos mirga į padažą, užkandi vištienos, užkandi kitų priedų ir toks patiekalas. Beje, man patinka čia kainos. Ir sriuba, ir šitas karštas patiekalas kainavo vos virš 6 eurų. Iš esmės, vienam žmogui tikrai užtenka vieną patiekalą, reiškia, čia pavalgyti gali už 6 eurus, kas yra visai neblogai. Klausimas jums. Kas Japonui yra laimės ir vilties simbolis? Negirdžiu. Atsakymas – desertas. Bet ne bet koks desertas, o desertas pavadinimu mochi. Mochi desertai iš Japonijos išpopuliarėjo visame pasaulyje. O kai tu esi Naroje, tu privalai skirti atskirą laiką būtent mochi deserto pažinimui. Būtent Naroje čia mochi turi atskirą vietą, atskirą gatvę, kur kavinės gamina mochi, prie žmonių akių parduoda mochi. Ir čia galima išragauti pačių įvairiausių, nuo fabrikinių iki rankų darbo, nuo labai prabangių iki labai pigių, nuo tokių šiaip sau iki be galo skanių. Nara ir mochi yra neatsiejami dalykai, todėl aš irgi noriu paragauti laimės ir vilties simboliu tapusi desertą. Čia yra viena labai populiari desertinė kavinukė, langelis tiksliau, Benzaiten. Ir čia ryžių apvalkale, ryžių masės tešloje, tai pavadinkime, daugybė visokiausių uogų ir vaisių. Tu pats gali rinktis, kokį vaisių, kokią uogą mėgsti. Čia yra išdėta daug skirtingų pasirinkimų ir žmonės atėję gali ir paragauti, ir nusipirkti. Parašyta, kad numeris 1 yra apelsininis mochi, bet yra braškinis, yra melioninis, kivinis, manginis, figų, vynogių, žodžiu, įvairiausių. Hello, thank you so much, arigato. Nusipirkau, labai gerai atrodo, nusipirkau 2 skirtingus. Čia pasirodo ne apelsinas, o mandarinas, o čia yra figa. Tai ragaujam gal iš pradžių numerį 1, tai yra mandarininį mochi, va, jūs matote. Ryžinė tešla ir viduj tikras vaisius. Jaučiasi, kad šviežias, nes vaisius yra niekaip neapdorotas, labai saldus mandarinas ir labai skani ryžių masė. Pakankamai plona šiaip. Tai būtų kažkas tokio panašiai kaip, nežinau, lietinis aplink vaisių. Tik tai tas lietinis yra kitokios konsistencijos. Šiaip Europoje pas mus įprasta močius matyti kitokį pavidalą. Dažniausiai tai viduje būna kažkokia želė, uogienė, kažkokia tokia masė. Čia šiuo atveju švieži vaisiai ir tas yra labai skanu. Ir čia figa. Labai skanu. Ta masė ryžinė yra lipni, bet vaisius viską taip pat gaivina ir šitas visas desertas yra šiaip nesausas, sultingas, pilnas skonio. Man labai patinka. Tiesą sakant, vaisius čia daug labiau tinka negu įdėtas marmeledas koks nors. Labai gerai. Nem, dar noriu. O čia dar viena mochi vieta Naroje, tik šita vieta yra
vadinama pačia svarbiausia ir pačia įdomiausia, nes čia jūs ne tik galite paragauti originalųjį močį tik ką iš gamintojo rankos, bet ir pamatyti, kaip močiai gaminami. Čia kiekvieną valandą vyksta močių gamybos demonstracija, todėl aplink šitą vietą visuomet susirenka būrys žmonių, būrys smalsuolių ir stebi, kaip tie močiai yra gaminami. Tai aš dabar noriu pirmiausia paragauti tą močį, tą klasikinį močį, o tada eisim pažiūrėti, kaip juos gamina. Tai pirmiausia, galim pažiūrėti, kad jie atrodo visai kitai, pažiūrėkit, ten buvo baltutėliai, čia jisai toksai mažiau išvaizdus, aplipęs miltais ir yra lengvai žalsvos spalvos, aš kad nedažiūriu. Štai, ir įdomiausia, jis yra šiltas, nes tik ką pagamintas. Prieš kelias minutės jie yra visiškai šilti ir labai minkštutėliai. Gerai, kandu ragauju. Dieve. Lyginant anuos močius ir šitam, sakyčiau, kad tai du skirtingi patiekalai. Čia yra saldžių pupelių masė, beje labai skani, bet ta tešla, jinai čia yra tirpstanti burnoje. Aš esu visiškai ne močių specialistas, bet dabar galiu palyginti. Čia yra, wow, meistrystė. Kainuoja tik 1 eurą vienas močius. 1 eurą tik tai, bet aš galėčiau duoti 3 eurus už šitą reikalą. Jam nieko netrūksta, jis ir sultingas, ir saldus, ir lengvai tirpstantis burnoj. Tobulas. Ir mes tuoj pažiūrėsim, kaip jisai gaminamas. Tai visa gamyba vyksta štai šitoj vietoj, už šito stiklo, šitame inde. Čia pastoviai nuolatingai atneša močį tešlą, ją meta ir tada du vyrukai imasi kūjų ir tą tešlą atidaužo. Tiesą sakant, stovint šiek tiek toliau ir praeinant, girdint garsą, kas čia vyksta, ima juokas, nes atrodo, kad kažkas kažką nepadaraus daro. Garsai būna tokie Visas močių pardavimų procesas vyksta tai tarsi iš orkaitės trauktų karštas bandeles. Ištraukia, apvalioja, paduoda pirkėjui. Ištraukia, apvalioja, paduoda pirkėjui, paima pinigus, aišku. Ir tas procesas nesustojantis. Pažiūrėkit, kaip čia viskas greitai, gražiai vyksta. Ir svarbiausia, šita įstaiga čia yra legendinė. Daugybė nuotraukų, kiek daug žvaigždžių, kiek daug Japonijos įžymybių čia buvo atvažiavę ragauti šitų močių. Ir dėl to čia noriu atvažiuoti visi. Aš irgi labai norėjau pamatyti šitą vietą gyvai. Oi. Žinot, keliaujant ar po Japoniją, ar po kitas egzotiškas pasaulio vietas, svarbu su savimi turėti 2 draugus. Žinot kokius? Jų vardai Pelynas ir Verminus iš Grasolės. Visų pirma, ponas Pelynas. Jis puikiai visiems žinomas dėl savo antibakterinių ir antivirusinių savybių. Padeda sustiprinti mūsų imunitetą, kas yra labai svarbu keliaujant. O ponas Verminus, puikus pagalbininkas, padedantis organizmą išvalyti nuo parazitų ir toksinų. Ypatingai tinka egzotinėms kryptims. Čin, tai aš čia tiesiog vietoj gatvėje su populiariausių Japonijoje elektrolitų gėrimų. Po vieną dabar Verminus ir Pelyno išgeršiu. O dabar galima keliauti toliau. Savimi rūpintis labai svarbu. Nepamirškite ir turėkite tai, kas naudinga. Aš norėjau sakyti jums, kad atvažiavau į japonišką kaimelį, bet patikrinau, kad visai tai ne kaimelis pasirodo. 180 000 gyventojų. Lietuvoje jau būtų didmiestis. Japonijos mastais vis tik sakyčiau, kad čia kaimelis. Jūs pamatysite tuoj viską, ką parodysiu, tai tikrai primena ramią tokią gyvenvietę, kaimišką vietą, kuri vadinasi Uji. Ir aš čia stoviu prie vieno iš Uji simbolių, tai yra žalios arbatos indas. Na, čia yra pašto dėžutė, jeigu norite iš Uji išsiųsti laišką, galite įmesti čia į šitą indą kažkur tai, kur čia jis metasi.
kažkučiais metais. Ir išsisiunčia paštas tiesiai po visą pasaulį. Uji yra žalios, japoniškos arbatos miestas. Būtent čia auginama žalia arbata, būtent čia gaminama garsioji mača, išpopuliarėjusi visoje planetoje, Lietuvoje irgi. Parodysiu, kokiagi mača yra Japonijoje, kiek jinai kainuoja ir kodėl mača tokia brangi atvyksta pas mus į Lietuvos kavines. Net kanalizacijos dangčiai, pažiūrėkite, yra proginiai, gražus ir su arbatos lapais, kad eidami pro šalį žmonės galėtų grožėtis arbata ant kiekvieno žingsnio. Visi pasaulio mačos mylėtojai turi prisiminti vieną žodį, ne, tiksliau du žodžius. Pirmas tai yra Uji miesto pavadinimą, o antras žodis yra Ujibashi, tai yra pagrindinė Uji gatvė arba Ujibashi, nežinau kaip tariasi, rašosi Ujibashi ir tai yra gatvė, centrinė gatvė, kur veikia daugybė mačos bariukų ir restoranų. Čia susirenka visi ragauti skirtingų mačos pavydalų, gerti mačą, valgyti mačą saldžiai, valgyti mačą sūriai, uostyti mačą, žodžiu, mača čia išbandoma visais įmanomais būdais. Mano draugas Japonijoje gyvenantis lietuvis Andrius Kleiva parašė knygą Ką veikia Japonija ir toje knygoje palietė daug skirtingų temų. Viena iš tų temų buvo kaip tik mačos arbata ir jis rašė apie vieną šeimą, kuri augina mačą, patys skina, patys ją apdoroja ir tada patys ją parduoda. Ir toje knygoje aprašyta vieta ir aprašyta šeima yra štai šitoje vietoje. Baras, kavinukė pavadinimu Gočijo. Tai kiekvienas lietuvis skaitęs tą knygą čia užsuka susipažinti su tos šeimos nariais, kurie patys aptarnauja prie baro ir čia galima paragauti tikrai aukštos kokybės mačos. Net ir tie, kurie neskaitė lietuviškos knygos apie Japoniją, čia gali pasiskaityti apie šitą šeimą ir apie jos auginamą mačą, žalią arbatą. Čia yra visa istorija, galima pažiūrėti YouTube video, galima Instagramą jų atsidaryti, kur irgi daug pasakojimų, tikrai labai gražiai paruošta medžiaga. Tai pirmiausia šeimos istorija, o tada visas mačos didžiulis meniu, kur viskas su mača, nuo saldžių iki sūrių patiekalų, bet vis tik esmė yra mača gėrimai. Čia irgi meniu yra nuo iki. Tie populiarieji gėrimai, kurie yra pasiekę Ameriką, Europą, tai yra mača latte, mača orange soda, mačos limonadai, mačos kavos gėrimai. Jų čia yra begalinis pasirinkimas, kainuoja jie visi maždaug apie 4-5 eurus, čia didžiulis pasirinkimas, bet pats svarbiausias mačos puodelis tai yra rimčiausias, sodriausias, stipriausias skonis yra štai čia. Čia yra tikroji mača, tikro stipraus skonio, kas gali patikti ne visiems. Čia yra tikriems mačos mylėtojams. Tai va šitas reikalas, kurį aš ir užsisakysiu, kainuoja 10 eurų. Pats rimčiausias, stipriausio skonio. Tai smagiausias dalykas, kad čia mačą gali daryti tau prie staliuko, ateina pats šeimos narys ir ją maišo tiesiai tau panosim, gali pasakoti istoriją, gali pasakoti apie visą procesą ir gali išmokyti, kaip teisingai daryti mačą. Dabar žiūrėkite ir mokykitės. Pirmiausia atneša miltelius užpiltus vandeniu ir jie būna tiesiog užpilti milteliai. Ir tada jisai su šluotele, tikslais judesiais, taip sukamaisiais, plaka, visas gėrimas ima stipriai putoti ir tampa toks kreminis, sakyčiau, labai susikremina visas. Va, ir viskas nuo to šluotelės judesiuko. Mača yra karštutėlė. Matote, šalia jos netneša cukraus, netneša nieko, bet čia yra mažas pyragaitis, nežinau kas jo viduje, maža šakutė. Manau, kad čia yra saldumas, jeigu norisi prie arbatos puodelio. Jeigu ne, gali gerti tiesiog, turbūt saldumo neliesti. Pirmiausia, paėmus mačos puodą, reikėtų jos įkvėpti. Pajausti tą aromatą. Kvapas yra begalingai stiprus, tikrai labai stiprus.
žinot, jaučiu jūrą, jūros dumblius, gal kažkoks jūrinis kvapas. Gerai, dabar galima ragauti, pakvapauti. Tikrai kreminės konsistencijos labai stipri, tokios stiprios arbatos mes lietuviai nepratę gerti. Kaip man aiškina, būtent šitą yra stipraus umami skonio ir jinai yra visiškai nesaldi, nesaldinta. Kaip ir sakiau, aš manau, kad šitas reikaliukas yra skirtas pasisaldinimui. Man nepasakė tai, bet aš taip galvoju. Tai saldus mačios kremas, labai tinka užgerti arbata. Tikrai manau, kad ne kiekvienam žmogui gali šitas reikalas patikti. Bet jeigu jūs mėgstate žalią arbatą, jeigu jūs mėgstate stiprią kavą, lyginčiau, nes stiprumas yra toks kaip stiprios kavos, jums turėtų patikti. Na, pabandyti tikrai verta. Ir aš dar paėmiau jų labai populiarią prekę, tai yra mačios kruasanas. Aš galvoju, kad jis bus kažkoksai tai labai žalias, bet ne, jis yra tiesiog tešlinis kruasanas su mačios šokoladu, kuris yra ištirpintas. Matote, viskas bėga. Tai toks mačios kruasanas su mačios arbata ir dar mačios pyragaičių. Daug mačios šitoje vietoje, bet to čia aš ir atvažiavau. Mėgautis mačios skoniais. Mačios šokoladas man šis atradimas. Bet jo nebuvau ragavęs. Labai skanu. Labiausiai Udži mėgsta lankytis gastronominiai turistai, kurie užsienio kraštus pažįsta per skrandį, nes šiame miestelyje tik tą ir reikia daryti – viską nuolatos ragauti. Pažiūrėkit, visi ragauja, visi laižo, čiulpia mačos ledus ir girdisi. Good? Good. Aš irgi noriu. Hello. Matcha, ice cream. Number one. Įdomu, kad kaip ir visur, galima pasirinkti mačios stiprumą, yra silpnesnių, yra stipresnių. Number one yra labai stiprios mačios, tikriems mačios mėgėjams. Štai ruošia man ledą. O, bairiukas duoda man šitą, aš sakau, nenoriu. Thank you, arigato. Štai koksai ledas, kainuoja 3,68 mūsų pinigais. Ryški žalia spalva ledo. Įdomus toksai pakrypęs kaip itališkas Pizos bokštas iš šono toksai. Vaflis toks įdomus. Gerai, ragaujam mačios ledus, o tirštumas, o kremiškumas, pažiūrėkit, labai riebus ledai. Mačios jie čia tikrai nepagilėjo. Wow. Šitas ledas tikrai ne vaikam. Labai stipraus mačios skonio. Negi sakyčiau, kartus ledai. Pirmi mano gyvenime kartus ledai. Bet čia visai nieko. Pirmas kąsnis toks išgąsdina, bet kuo daugiau valgai, tuo skaniau. Žinot, toks būna kartumas, kuris visai kabina. O jeigu saldžiai nemėgstate ir visas arbatinės praeinate pro šalį, nes, na, jums nepatinka saldumai tiesiog, tai palaukit, mačios mėgėjai gali mačią valgyti ir sūriai. Šitas restoranas siūlo savo mačios makaronų meniu. Makaronai, kurių tešloje panaudota ta pati mačia žalieji makaronai. Dar vienas rimtas patiekalas su ta pačia mačia. Jūs atspėjote, tai yra japoniški koldūnai gyozos, kurie yra paskaninti žaliaisiais mačios milteliais. Kad būtų ne šiaip savo koldūnai, o mačiniai koldūnai. Kas yra japoniška rameno sriuba, aš jums jau pasakojau savo laidose, bet ar jūs kada ragavote, ar jūs kada matėte mačios rameną? Aš pavyzdžiui ne. Štai prašom, mačios ramenas ir pats laimingiausias šefas, laimingas čia mačios ramenas. Na, skamba įdomiai, bet gal populiaru visai, jeigu gamina. Dar viena labai žymi šito miestelio kavinė, kurioje ruošia tai, kas jau tapo labai populiaru ir visoje Europoje. Nu va, paėmiau tai, ką mėgsta lietuviai, tai yra matcha latte, tai labai populiari vieta, kur visi ateina, fotografuoja, vadinasi Masuda Tea Store, tai yra vietinė tokia arbatinė, pažiūrėkit, kaip gražiai jis man padarė, šalta matcha latte, štai sakė, susimaišyti prieš ragaujant, įsipylė cukraus sirupo, pieno ir tada mačios arbatos. Ir gavas va toks grožis. Dabar kaip tikras hipsteris, aukščiausios klasės hipsteris, su šitą mačią
latę mačą, galiu eiti visur vaikščioti. Žinot, New York'e, Londone, kokiam visi madinguoliai tik tai taip ir vaikšto, pasiima mačą ir išdidų savo vaikštinėje patys kiečiausi. Tai aš manau, kad bet kokį kiečiausią mačos geriką galima dabar aplenkti, parodant jam mačą latę iš šito miesto, kas yra aukščiausias mačos latės lygis. Jau kitur geriau niekur negausi. Va, susimaišiau, žalias gerimukas, ragaujam. Labai skanu. Švelni, čia yra švelnus toks variantas, kaip sakau, popsinis toksai, kurį visi mėgsta, visi geria. Galėčiau palyginti, aišku, su tuo, ką parduoda Lietuvoje, tai čia skonis yra tiesiog stipresnis. Visos tos mačios savybės, jos čia yra ženkliai stipresnės. Na, vėlgi, ar tai yra skaniau? Man taip, bet žmonėms, kurie galbūt nenori to stipraus skonio, man atrodo, tai, ką parduoda vis tik Lietuvoje, ar tam pačiam Londone, ar kitose didmiesčiuose Europos, man atrodo, įprasčiau jiems tas skonis, todėl nebūtinai tas originalus skonis gali patikti labiau. Aš šiandien daug visko ragavau, kaip ir dažnai daro visi keliaujantys žmonės. Kai daug ragauji, bet kurį keliautoją gali ištikti visokios bėdos. Viena iš bėdų gali tiesiog baigtis pinigai. Jeigu baigės pinigai, traukiu Luminor Black kortelę, kurios šeimininkai, savininkai gali pasinaudoti kredito limitu be palūkanų iki 45 dienų, kas yra gerai. Ir kitas dalykas, kas man šiandien galėjo nutikti, man po bet kurio valgymo galėjo susupti pilvuką, galėjo pasidaryti negerą. Ir šitoj vietoje vėlgi Luminor Black kortelė, kurios šeimininkai turi sveikatos draudimą. Kelionių draudimas yra šitos kortelės didžiulis privalumas. Man ir visai mano šeimai, kuri keliauja kartu. Luminor Black kortelė keliaujantiems žmonėms. Tai šitoj vietoj prie Udžių upės, Udžių mieste aš baigiu savo kelionę po nuostabėje, išskirtinę, unikalią Japoniją. Po šalį, kurią aš tikrai asmeniškai be galo myliu ir visada visiems rekomenduoju. Nes Japonija tai kultūra, istorija, ateitis Tokijuje, daug visko persipina ir niekas po kelionės po Japoniją nelieka abejingas šitai šaliai, nes jinai tiesiog įtraukia. Ir čia pabuvęs vieną kartą tu supranti, kad reikės sugrįžti dar ir dar, nes tu nepamatėjai ir to, ir to, ir to, ir to, ir to, ir to. Tai aš vėlgi savo ir jums pažadu, kad tai tikrai ne paskutinis mano kartas Japonijoje, kad bus dar tų kartų, nes daug kas liko nepamatyta, neišbandyta, o visko noris, tikrai visko noris čia pamatyti ir išbandyti ir išragauti irgi, nes Japonija dar ir kulinarinė šalis. Aš visiems nuoširdžiai rekomenduoju atvykti į šitą šalį ir savo kailiu tą išbandyti. Ir tikrai netikėkite tais, kurie sako, kad Japonija labai brangi. Čia kainos tikrai yra normalios, jeigu tu pasiplanuoji ir susirandi tam tinkamas vietas pagal savo kišenę. Aš jums irgi tą parodžiau. Galim važiuoti, ne? Ne. Gražiai, tai pasiruoškim, gražiai būtų. Gerai. 3, 2, 1. Čia dabar kažkaip labai lėvai, ta mergina šalia manęs. Sugadinau, žinok. Eik tu šiekti. Nefilmuok šitą. Ateik man padėti. Tai yra traškus saldumynas. Cukrus. All good. I'm so sorry. No, it's okay, it's okay. So I will bring Okay, it's okay, it's okay. Yeah, of course. All good. I'm sorry. All good. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor.